Taigi šį epizodą įrašinėju tau iš nuostabios vietos ir čia iš tikrųjų atvykstu skalbtis rūbų ir čia man yra tokia kaip šventykla. Graži gamta, vandenukas, už nugaros tiesiog teka ir tiesiog tokia labai raminanti energija. Ir labai tikiuosi, kad galiu jums perduoti šią energiją taip pat, ypatingai jeigu mane matot, pasikrauti to balio energijos čionais. Ir šios dienos epizodas yra, kodėl pas tave kartojasi tos pačios situacijos, arba kodėl tau sunku išbristi iš to liūno, kuriame tu esi įkritęs. Ir čia manau, kad epizodas rezonuos daugeliu žmonių ir pasidalinsiu iš tikrųjų mokymais, ką studijuoju Kabalos knygoje, Kabalos filosofijoje ir savo pačios asmeninę patirtim. Ir taip pat susijęta su gimimo diagrama, kaip mes galim tuos atsakymus rasti, ar ne? Tai iš tikrųjų Kabala, aš jau minėjau, tai yra iš tikrųjų filosofija, kuri yra kilusi iš judaizmo, tai yra labai sena filosofija, kur tai nėra kažkoks tikėjimas ar religija, tai yra tiesiog paaiškinta, kaip visata veikia, tai yra visatos dėsniai ir labai iš tikrųjų panaši filosofija apskritai, kaip yra pritraukimo dėsnis ir panašiai. Iš tikrųjų visos tos filosofijos jos yra labai panašios, viena kitą papildančios ir esmė yra visur ta pati. Ir čia yra iš tikrųjų rašoma apie tai, kad kabalistai apibūdina visą šitą situaciją, kai kažkas pas tave kartojasi nuolatos žodžiu tikūnas, galbūt galim taip sakyti lietuviškai. Tai pavyzdžiui, pas jūs kartojasi tos pačios santykių dinamikos, jūs pritraukiat vis tos pačius toksinius žmones, vis tos pačius santykius, vėl kažkokios išdavystės, melagystės, ar neatrodo niekaip neina surasti normalių žmonių šitam gyvenime. Arba nuolatinės finansinės problemos, arba kažkokios tai nelaimės, vis sunku išbristi iš tų nelaimę, atrodo, kad jau kažką susitvarkai ir vėl kažkas įvyksta, ar ne? Tai ką tai gali pasakyti? Kiekvienas iš mūsų iš tikrųjų atsinešam tam tikrą bagažą iš praeitų gyvenimų ir tam, kad mes galėtumėm tai pataisyti. Čia yra apie ką tas tikūnas, kad mes galėtumėm ištaisyti. Tai pavyzdžiui, duosiu tokį pavyzdį. Tarkim, pastoviai pas jūs ateina toksiniai žmonės, toksiniai santykiai. Tai čia yra jums uždavinys, dvasinis uždavinys, kad jūs pagaliau nustotumėt leisti žmonėms lipti ant galvos, ar ne? Kad jūs nutrauktumėt tą vadinamą kordą su tuo asmeniu, tarkim, kuris dabar yra jūsų gyvenime, tiesiog elgiantis visai kitaip, negu elgėtės prieš tai. Ar ne? Ir taip tada jūs išmoksite tą pamoką ir tos situacijos nesikartos. Čia aišku labai abstraktus pavyzdys, ar ne? Čia tiesiog, kad jūs suprastumėt. Arba tas pats yra su finansais. Tai jeigu pas jumis nuolatos kartojasi finansinės problemos, tai vėlgi, galbūt mes turim atsisėsti ir pažiūrėti, tai ką aš turėčiau pakeisti, kad ta situacija pas mane pasikeistų. Galbūt išmokti elgtis kitaip su pinigais. Galbūt čia yra ta mano karminė pamoka, ar ne, kurią aš atėjau čionais išmokti. Ir aš, kadangi elgiuosi taip pat, nekeičiu savo įpročių, kaip aš elgiuosi su pajamomis, arba nekeičiu kažkokių tai įsitikinimų apie pajamas, kad pavyzdžiui, pinigus yra sunku uždirbti, ar pinigai yra blogis ir panašiai. Tai va čia ir yra, suprantat, jums terpė augti. Bet ką mes dažniausiai darom? Kai pas mus yra tam tikros situacijos, jos kartojasi, mes tada einam į tą aukos vaidmenį, pradedam visiems skųstis, kaip yra blogai, koks mano gyvenimas blogas, pažiūrėk į mane, vėl turėjau tokius ir tokius santykius, vėl, žodžiu, pritraukiau žmogų į savo verslą, komandą, kuris nieko nenori daryti, nieko nenori kurti, vėl pas mane yra komplikuoti, žodžiu, klientai, santykiai, žodžiu, finansai, sveikatos problemos, ar ne? Tai jūs kiekvienas turi tą vadinamą savo tikūną, kurį jums reikėtų paanalizuoti. Nes esu jau jums kartojusi tikrai kiekviename epizode apie tai, kad mes žmonės linkę esam teisti kitus žmonės, ieškoti kaltų kituose žmonėse. Ir iš tikrųjų, kai mes baksnuojame tos kitus žmonės, kad va, jis yra toks ir anoks, jis tai pasakęs, jis tai padaręs, taip su manimi pasielgė, tai iš tikrųjų mes rodom, kas mums nepatinka mumise pačiuose, nes iš tikrųjų, kiti žmonės yra mūsų atspindys. Ir kitas dalykas, daugelis žmonių, iš tikrųjų dar tęsiant šitą temą, labai rekomenduočiau jums pasižiūrėti filmą, jeigu nesat matę Švilpiko diena, tai yra kažkas, ką aš irgi šią savaitę žiūriu, jau baiginėju, ir ten labai yra įdomi istorija, iš tikrųjų tai yra fantastinis filmas, bet to filmo esmė yra iš tikrųjų parodyti tai, ką aš jums bandau papasakoti, kai mes
išmokstam tą savo tik kūną, kai mes išmokstam tą pamoką ir kai mums iš tikrųjų viskas gyvenime palengvėja. Nes ten yra iš tikrųjų pasakoma situacija, kad žodžiu, meteorologas, jisai išvyko į kažkokį tai miestelį, kur vyksta kiekvienais metais vasario 2 švilpiko diena ir tenais, žodžiu, jie ištraukia švilpiką, tą gyvūną, kad jisai iš tikrųjų parodytų, kokia bus žiema, ar ilga ar trumpa. Ir esmė tame, kad jisai užstringa toj pačioj dienoje ir kiekvieną rytą jisai atsikelia kaip vasario 2 ir jam ta diena po dienos kartojasi. Ir jisai, kadangi toks yra ganėtinai egocentriškas žmogus, tai jisai labai aišku ant visko pyksta, nervuojasi, kodėl man čia taip yra, kodėl pas mane kartojasi tos pačios dienos, niekas nesikeičia. Ir paskui jisai pradeda dar labiau visais manipuliuoti, žodžiu, tiesiog tai su viena moterim nori permiegoti, tai kitiems žmonėms ten kojas pakišinė ir panašiai. Ir galų gale, kadangi jisai niekaip negali iš tikrųjų surasti tos pilnatvės, ar ne, visame tame ir iš tikrųjų niekaip jisai nepasitenkina, jisai bando save ir nusižudyti visais būdais, bet jam vis tiek nepavyksta ir galų gale jisai pradeda iš tikrųjų elgtis labai gerai. Ta prasme, jisai pradeda padėti žmonėms aplinkui ir taip tada jam ir visą tai baigėsi. Tai va čia yra, žinokit, viso ko ir esmė. Kai mes pakeičiam, nes suprantat, kaip yra, realybė nepasikeis. Viskas nepasikeis dėl to, kad jūs norit, kad pasikeistų. Ta prasme, jeigu mes pradėsim keisti savo energiją, savo požiūrį, savo veiksmus tose situacijose, tai tada iš tikrųjų viskas kitaip vyks, nes ten tame filme irgi yra parodoma, kad kadangi vyko diena po dienos tokios pačios, ir iš tikrųjų visi scenarijai buvo identiški, ta prasme, kiekvienos dienos viskas sudėliota taip pat, kaip tokia užstrigusi matrica maždaug, bet kai jisai pakeitė savo elgesį, tai viskas pradėjo keistis aplink jį, suprantate, ta prasme, nuo situacijos buvo tos pačios sudėliotos kiekvieną dieną, tik tai jo požiūris, jo elgesys buvo kitoks ir taip jisai buvo išleistas jau po to gyventi normaliai. Tai aišku, mes to nepatirsim, tai yra fantastika, ar ne, mes neužstriksim vienoj dienoj, bet iš esmės, kai kurie iš jūsų va taip gyvenat, jūs jau atsikeliat ryte ir susitarėt su tom pačiom problemoms, tais pačiais dalykais, tos pačios pamokos ir jūs vis tiek kaltinat kitus žmonės, pykstat ant pasaulio, koks pasaulis blogas, kokie kiti žmonės blogi, kaip kitiems sekasi, kaip man nesiseka ir jūs va pastoviai einat, vietoj to, kad jūs tiesiog pasėdėtumėt ir panalizuotumėt, ką aš iš tos situacijos galiu išmokti ir kaip aš galiu užbaigti tą visą ciklą, kuris va taip tiesiog sekasi, tiesiog sukasi. Ir aš, pavyzdžiui, žinau, kiekvienas iš jūsų mes turim tam tikrą temą, kuri pas mus kartojasi pastoviai. Tai sakau, pas kažką bus santykiai, pas kažką bus finansai, pas kažką bus karjera, sveikata ar ne ir panašiai. Tai čia ir yra jūsų tas tik kūnas, į kurį reikėtų atkreipti daugiau dėmesio. Ir lygiai tas pats yra ir mūsų gimimo diagramoje, kadangi mes kaip gimimo diagramoje iš tikrųjų yra užfiksuota momentas, kai jūs gimėt, kai buvo planetos įsidėkščiusios kokiuose iš tikrųjų būstuose ir taip pat ten galima rasti vairias karminės pamokas. Pavyzdžiui, aš visada remiuosi, kai žiūriu žmogaus gimimo diagramą, tai yra šiaurės mazgas ir yra pietų mazgas. Tai yra šiaurės mazgas yra to žmogaus gyvenimo misija šiame gyvenime, ką jis atėjo įgyvendinti. Bet daugelis žmonių, jie yra užstrigę savo pietų mazge. Tai yra kažkas, ką jie atsinešė iš praeitų gyvenimų, tai yra komforto zona ir kas jiems gaunasi labai automatiškai. Ir iš tikrųjų tie žmonės dėl to ir palieka ypatingai tie, kurie galbūt neina į tą dvasinę kelionę, nežiūri savo tenais tos gimimo diagramos ar neieško atsakymų kažkur giliau, tai taip jie tenais ir sukasi. Tai dėl ko aš visada iš tikrųjų kiekvienam žmogui, jeigu nesat stebėję dar savo gimimo diagramos, pasižiūrėti ir rasti šitos atsakymus, jūs neįsivaizduojat, kiek jums atsiras tokių taškelių. Ir jūs tikrai suprasit, kodėl, kas, kaip vyksta. Ir yra labai daug kitų elementų. Šiaurės mazgas yra vienas iš jų, yra taip pat ir Čaironas, yra ir Saturnas, yra ir Uranas, ir visa tai stovi jūsų gimimo diagramoje. Ir visi šitie dalykai gali labai jums parodyti, kur pas jumis yra daugiausiai išbandymų. Pavyzdžiui, Saturnas taipogi gimimo diagramoje parodo, kai jūsų karminis tėvas, ar ne, jis ateina duoti kažkokią tai stiprią gyvenimo pamoką ir tokią stiprią supurtimą ir toj srity pas jumis ir kartojasi dažniausiai išbandymai ir testai ir panašiai. Tai pavyzdžiui, pas mane, žinau, tai yra 9 būste Saturnas ir tai yra labai stipriai susijęta su tokiu kontrolės paleidimu ir tikėjimu gyvenimu, pasileidimu tiekmei ir iš tikrųjų neįsiplėsiu čia per daug, bet aš žinau, kad man tose srityse visada ir vyksta daugiausiai tokių ir išbandymų, kad pasitikėti gyvenimu vis labiau. Ir dėl ko aš einu į visą šitą filosofiją, dėl ko man yra įdomu studijuoti įvairias filosofijas, perspektyvas, žodžiu, kodėl man yra įdomu eiti į gilį, ieškoti atsakymų, dėl to, kad tai yra iš tikrųjų mano gyvenimo misija ir aš atėjau čia
tai daryti taip pat dėl savęs, kad paleisčiau ir savo tik kūną ir kad tuo pačiu metu įvykdyčiau savo gyvenimo misiją, padėdama kitiems žmonėms šitoje kelionėje, ir podcastas yra vienas iš šito dalyko. Tai va. Ir kadangi iš tikrųjų šis mėnuo yra mano gimtadienio mėnuo, jis yra tik mėnesio gale, gegužės 30, bet pamaniau, kodėlgi man nesuteikus jums dar tokios iniciatyvos, kadangi mano gimtadienis, tai švenčiam visi kartu. Ir visą šitą mėnesį aš jums dovanoju netgi 50% nuolaidą kosminis aš savarankiško mokymosi kursui, kur tu galėsi susipažinti su savo gimimo diagrama ir susipažinti su savo kosminiu paveikslu. Viskas yra įrašyta per 5 modulius, tu mokaisi lengvai, savo greičiu, savo tempu, visam laikui per platformą. Taip pat yra suteikiamas ir nemokamas astro gidas ir darbo knygutės integracija taipogi. Tai tikrai labai kviečiu tave pasinaudoti šito pasiūlymu. Tai bus nuostabi dovana ir man, jeigu tau rezonuoja šis podcastas ir norisi galbūt kažkaip tai atsidėkoti, bet tuo pačiu metu tai bus pati geriausia dovana tau, taip pat patikėk manimi. Ir iš tikrųjų dar tęsiant tą temą, ką irgi kabaloje yra labai stipriai akcentuojama ir iš tikrųjų aš esu skaičiusi dar knygą Šimpanzės paradoksas, ką tikrai esu rekomendavus ir šiame epizode. Ir visuose iš tikrųjų, sakau, filosofijose, visose tose knygose yra realiai ta pati idėja, kad mes kiekvienas turime tą vadinamą ego, oponentą, sataną ar šimpanzę, kaip tu nori pavadinti, ar ne? Ir kadangi iš tikrųjų mes daugelis reaguojam iš tos reaktyvios tokios reakcijos, tai pavyzdžiui kažkas dabar jums vyko ir jūs iškart sureaguojat, ar ne, visiškai automatiškai nepamastė. Ir labai retas žmogus iš tikrųjų leidžia visom tom emocijom pereiti per tavo kūną, šiek tiek sukonkuliuoti, šiek tiek procesuoti viską ir tik tada atsakyti. Nes tada tie atsakymai ateina iš tavo proaktyvios reakcijos, o ne reaktyvios. Ir tai yra kažkas, ką aš dabar dar labiau praktikuoju negu įprastai, tai yra iš tikrųjų reaguoti iš proaktyvios reakcijos būsenos. Ir galiu pasakyti, daug situacijų suvaldžiau visai kitaip negu įprastai galbūt būčiau suvaldžiusi. Netgi, pavyzdžiui, tie patys emailai, kadangi šiuo metu irgi bendrauju su savo ten buhalteriais ir panašiai. Labai iš tikrųjų nemėgstu aš ten to viso paperizmo, bet esmė tame, kad reikia kažką daryti ar ne. Ir aš dabar tiesiog nebeatsakau iš karto tos emailus, aš leidu tiesiog emocijom šiek tiek pereiti, tada pagalvoju, tada dar šiek tiek pasigalvoju ir tik tada atsakau. Ir mano atsakymai yra daug geresni. Tai čia yra tiesiog vienas kaip iš pavyzdžių. Tas pats yra galbūt su antraja pusė, ar ne? Pati aš esu santykiuose jau beveik 13 metų ir tikrai visko yra buvę. Ir kadangi mes vienas kitą labai gerai žinom, pažįstam ir labai dažnai būna tas toksai, kad tu savo antrai pusiai pradedi galbūt prikišinėti daugiau tų dalykų, ar ne, nes mes antiek vienas kitą gerai pažįstam. Tai va, ir aišku, labai dažnai ateina, tai yra mūsų pačių trigeriai, nes matom savis jame tai, kas yra pas mumis taipogi. Tai va, ir aš dabar taipogi irgi pradėjau daugiau praktikuoti ir iš tikrųjų atsakyti iš visai kitos būsenos ir irgi kiek daug tokių, kaip sakant, konfliktų ar kažkokių tai situacijų yra lengviau sutvarkomos, negu kai mes tiesiog puolam iš karto atsakyti. Ir čia yra kažkas, ką aš irgi kalbėjau su viena mergina, kuri buvo mano programoje, kadangi turi tam tikrų santykių problemų šiuo metu. Ir aš jos paklausiau, kaip tu reaguoji, kai tavo vyras kažką tau sako, ar ne, kai jisai kažkokią tau repliką numeta, iš kokios tu reaguoji būsenos. Tai aišku, kad iš tos automatinės. Ir kaip sakau, tau tai padeda. Ar tau tai iš tikrųjų padeda? Tikriausiai sukelia dar didesnį konfliktą, nes jis tavęs negirdi, kaip tu tenais bandai jam kažką įrodyti, nes jisai yra antiek tas oponentas paėmęs visą tą situaciją, kad aukštesnioji aš iš viso net neįsijungs iš tą pokalbį dar kuris laikas. Ir dėl ko mes labai dažnai, ar ne, esame buvo tokiose situacijose, kad mes turim kažkokį tai konfliktą ir mes pasakom per daug dalykų ir paskui mes gailimės. Tai va čia lygiai taip pat ir šimpanzės paradokse yra prašoma, kad mūsų šimpanzė, jinai veikia greičiau 5 kartus negu žmogaus protas ir dėl to iš tikrųjų ir yra tas toksai, kad žmonės lengviau sukels konfliktą ir kažkokios tai problemas, negu iš tikrųjų įleisti mūsų aukštesniąją aš. Tai va, tai čia yra tiesiog vienas iš tų tokių pavyzdžių irgi, ką tiesiog rekomenduočiau kiekvienam. Išbandytumėte šitos kelis dalykus, įtraukti į savo rutiną, tai visų pirma pasianalizuoti situacijas, kurios pas jumis kartojasi ir pasižiūrėti tą savo tik kūną, kokia yra pas mane iš tikrųjų ta
ką aš atsinešiau, ką man reikia išmokti, ką man reikia paleisti ir išgydyti, nes kitaip visą tai kartuosis toliau ir toliau, nebent jūs norit, kad visą tai ir kartuotųsi pas jūs ir niekada tai nesibaigtų, tada aišku, nesinalizuokit, nežiūrėkit, kaltinkit toliau visus aplinkui, baksnuokit pirštus į kitus ir būkit aukos vaidmenį, ta prasme, bet jeigu jūs norit iš tikrųjų eiti sąmoningumo keliu ir susikurti savo lengvesnį gyvenimą, lengvesnį pametą, ta prasme, tai čia yra viso ko darbas. Ir aš galiu pasakyti, kad yra žymiai sunkiau gyvenime dirbti su savo dvasiniu pasauliu negu materialinėme pasaulyje. Tikrai visų 100%, nes iš tikrųjų daugelis žmonių maskuoja save, ar ne, kad man va čia tas daiktas, čia kažkokia procedūra, tas toksai materialiniai kažkokie siekiai, ar ne, ir panašiai. Bet tie žmonės, kurie siekia dvasinių dalykų, tai yra eina per tas visas pažiūrėjimą tiesą akis, paleidimus, kasimas į gylį, tai tie žmonės tikrai daug sunkesnių kelių, bet jis yra jūsų sieloms labai stipriai apdovanojamas, nes iš tikrųjų, ko mes žmonės norim, mes nenorim mašinų, mes nenorim ten gražesnių, didesnių namų, mes nenorim, tai yra tiesiog labai trumpas džiaugsmas, yra labai trumpas dopaminas, nes pagalvokit, kai jūs nusipirkot kažkokį daiktą ar pasidarėt procedūrą kažkokią, tai kurios galbūt labai norėjot ir labai taupėtės tam pinigus, ir jūs tai pasidarėt, ar ne, ir jūs tiesiog labai greitai tai užmiršot. Nes iš tikrųjų, ko mes žmonės siekiam, mes siekiam neapčiuopiamų dalykų. Mes siekiam pilnatvės, mes siekiam laimės, mes siekiam ramybės. Ir visa tai ir ateina iš tikrųjų tada, kai tu pasirenkit sąmoningumo keliu. Visi šitie dalykai ateina iš ten, o ne iš materijos. Tai aišku, mes subalansuojam tos du pasaulius, nes mums toliau reikia eiti darbą, mokėti mokesčius, gamintis maistą ir taip toliau ir panašiai. Tai iš tikrųjų pilnatvė ateina tada, kai tu eini per savo dvasinę kelionę, o ne per tik tai materialinį. Tai labai tikiuosi, kad jums šis epizodas suteiks naudos, suteiks įžvalgų ir taip pat noriu pakviesti jūs į nuostabų projektą, kurį pradėsiu daryti taip pat. Kadangi noriu žmonės edukuoti ir pamaniau, kad man tai bus taipogi labai faina ir taip pat galėsiu padėti daugiau žmonių, tai darysiu tokius kaip ir zodiako sezono ciklus, tai kadangi dabar esame jaučio sezone, tad noriu daryti iš tikrųjų seminarą jaučiam, kieno yra saulės ženklas jautis ir ne tik, dėl to, kad kiekvienas žmogus turi jauti savo gimimo diagramoje. Ir būtent aš tame seminare atskleisiu, kad jūs nesat apibriežti vien tik tai zodiako ženklų, kad aš esu jautis. Aš jums parodysiu, kur konkrečiai pas jūs gali būti per 12 skirtingų būstų jūsų gimimo diagramoje ir ką tai reiškia, jeigu yra pirmam būste, antram būste, trečiam būste ir jeigu dar yra kažkokių tai planetų šalimais taipogi arba kažkokios tai pozicijos, žodžiu, tai jūs tiesiog suprasit daug daugiau negu tas abstraktus pasakymas, kad aš esu jautis. Tai jeigu esat jautukas, esat gimę iš tikrųjų šiuo laikotarpiu, tikrai prisiregistruokit prie šio seminaro. Bus iš tikrųjų gegužės 16 dieną ir 1 valandą Lietuvos laiku ir įrašas bus taip pat pateikiamas, Astro gidas suteikiamas taipogi ir darbo knygutės integracijai. Tai labai raginu jūs prisijungti ir tikrai ne tik tai tuos žmonės jaučius, kurie pagal saulės ženklą yra jaučiai, bet taipogi, kadangi mes kiekvienas turime jauti ir iš tikrųjų, kur yra jautis pas jūs gimimo diagramoje, ten toje gyvenimo srityje, tame būste norisi labiau stabilumo, saugumo ir tokio kaip ir prabangos šiek tiek, to žemiškumo, apie ką yra jautis, bet tuo pačiu metu gali būti ir šešėlinės pusės, tai gali būti labai sunku paleisti ir gali būti labai sunku pakeisti, nes jautis yra labai toksai nenorintis pokyčių, jam yra labai sunku keistis ir paleisti. Tai va, tai aš, pavyzdžiui, žinau, kur pas mane gyvenime tai veikia, kur yra pas mane jautis ir kurie mano gyvenimo sritį valdo. Ir noriu parodyti jums taipogi. Ir kitą mėnesį turėsime dvynį, taip toliau ir panašiai. Ir aš manau, kad bus labai toksai fainas dalykas ir tuo pačiu metu galėsit susipažinti ir su kitais bendraminčiais. Taigi visos nuorodos yra prisektos prie epizodo aprašymo. Ir taip pat, jeigu kažkas norite įsigyti kosminį aš su 50% nuolaida, taip pat galite rasti prie aprašymo nuolaidos kodą ir nuorodą. Tai tiesiog paimkit, paspauskit, suveskit ir iš karto galėsite įsigyti. Ir jeigu kažkas norite asmeninės analizės, tingite per kursą, bet norit rasti šitos atsakymus, taip pat dar turiu kelias vietas gegužės mėnesių, jeigu norėtumėt analizės raštu arba per pokalbį, taip pat galite įsigyti. Taigi ačiū, kad esat ir jeigu jums rezonuoja šis epizodas, nepamirškit palikti
thumbs up, jeigu matot mane YouTube, arba palikti atsiliepimo Spotify. Ir ačiū, kad esat. Su manimi galite susijungti per Facebooką, Agnė Der, ir Instagrame, TikTok'e Pakeisk savo gyvenimą. Iki sekančio karto.